Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. Sveiki. Jeigu matot šį vaizdo klipą pradžioje, tai gali būti, kad epizodas pasisuko netikėtą linkmę ir mes su Viktoru susipykom. Net gali būti, kad jis mane išblokavo ir negaliu jam pasiteisinti. Norėčiau epizodą įkoje apžvelgti detalės, kurios išmušė Viktorą iš vėžių ir epizodas pasisuko ne tą linkmę, kur planavom. Ir patys įvertinkit, pažiūrėkit ir pakomentuokit, jeigu turit savo nuomonę. Einam žiūrėti. Sveiki, čia Žilinas. Šiandien pasikalbėjome prie surelį atėjo Viktoras Balikovas, retai kur matomus internete. Markas šiandien bus, ar ne? Tik aš jaučiu, kad tik mane vieną pakvietė. Nesąmonė. Jūs nebedarot jau kartą stand-up? Ten vadinojatės humoro klubus ar kaip? Nebus, Markas. Mane vieną pakvietė, kodėl tu klausi tokį klausimą. Jūs kartu. Pas mus ateina žmonės, tada buvai pastapinu, tada tokia yra tvarka šou biznis, patapino pas mane klajumus, tai buvo. Klajumus? Ja, turi praeiti tapino filtrą, kad pas mane patektum. Bus klausimų apie pinigus, meilę, politiką, fiziką galbūt, komediją. Gerai, aš pasiruošęs, važiuojam. Pirmas klausimas visada sunkiausias, tai praleidžiam, prie antro einam. Davai. Kaip tau su reikalais su pinigėliais? Nežinau, atrodo, kad uždirbu, bet tada viską atiduodu valstybei ir atrodo, sekas geriau negu yra. Bet šiaip viskas gerai. Kažkoks kvaps man. Kuro neveikia. Visai kaip tavo bairį. Užtrunka tau. Ja, balsuoju. Tai daug turi pinigėlių, šiaip. Tai šitų bairių einu uždirbti. Nežinau, neturiu nekilnojamo. Kažką atsidėti. Yra suma kokią konkretų turi, kiek yra pinigėlių sąskaitai? Var turiu sąskaitai 4000 eurų. Žmonėm patinka pinigėlių temų visada. Gali valgyti, tai ne? Kurį? Kurį nori. Tu nori vieną? Šiais metais liūdniausias įvykis tavo. Buvo liūdna, kai Marką pagavo? Kai Marką pagavo? Tu liko kvapas stiprus. Kai Marką pagavo, nežinau. Radau praleistas skambutį tiesiog iš jo, 2:30. Aš jau mėgau tada, kai pagavo. Ir tada aš sužinau iš jo storio, kad jis atsiprašo. Ar tiesiog nekreipi dėmesio, nes čia tavo praeitis realiai. Tau šitą širdelį neberūpi Markas jau. Aš parašiau jam ką gero. Aš nežinau, kad šiaip nėra taip žiauru iš tikrųjų, kai tave girtą pagauna už vainą. Aš galvoju, kad jau jį vis nušausi. Realiai, už girtą, bet teis. Čia, man čia nieko atrodo žiauriau neįmanoma, bet nieko, pavairuos vėl. Išsiskiria jūsų keliai kardinaliai, kur Markas pasuko, kur tu toks jau labiau šeimos žmogus, o jis girtas laksto. Vaikus numušt bando. Kas dabar tavo geriausias draugas? Turbūt Indrutė. Indrutė? Galvojau, aš nesutikai čia ateiti. Kad sutikau čia ateiti, čia šiaip parodo daug ką. Ką tu matai joje, ko mani nematai? Papų.
Blondininiai. Nėra sunku tą pasidaryti. Ir nežydė. Ai, tas buvo klausimas, ar čia todėl, kad žydus. Tai jau atsakė. Ne, tikrai ne dėl to. Šiaip pagrindinė priežastis, kad jinai turi pūtę. O tu esi apkūnus vyras. Kas žydas, tai čia nesusiję. Tu neturi pūtės. Gerai. Čia man šiaip pagrindinis kriterijus yra ieškant antros pūtės. O tu turi pimpą. Tai netinka tau. Na gerai, Kažką nakui nukirptą pimpalą. gal ir sąžininkai. Jo, tai ir kitas buvo, ar čia dėl mano figūros. Tai irgi iš dalies. Dėl fizikos. Mes su lašišu turim lašišą, kuri užduoda klausimą. Aha. Išmetu lapelį, va čia. Aha. A čia ir nežinom, koks klausimas, ar blogas, ar не. Привет, Виктор, как дела? Я знаю, что ты двойной агент, но никому не скажу твой секрет в безопасности. Как живет тетя Ваня, все еще бьет мужа? Aš nemoku, ką čia klausia. Nu tai, ta lašiša šiaip šneka rusiškai. Bet chujovai. Gal iš Baltarusijos per nerį atplaukia. Manai lietuviškai šneka? Jo. Jo, bet irgi chujovai. Nu kaip Lavrinovičius. Tik nežagina nieko. Klausia, kaip mano teta gyvena Vanė. Biškai nežinau, senai nebendravau nuo Ir karo. ar vyra muš? Ar vyra muš teta Vanė? Nu jo. Jaučiu, kad jo. Ir daugiau nieko ten nepasakė. Ar jau galėčiau priimti jūsų užsakymą? Taip, brangioji, imk ką nori, aš tave vaišinu. Salotus su vištienu, galima krevečių papildomai. Papildomai 700 eurų kainuos. Dvigubai krevečių papildomai. Burgeris su jautinu norėčiau ir mačiau kompleksų už 2000 eurų galim pasidaryti, tai norėčiau komplekso. Piragas aukso dulkėm mačiau už 13 000 eurų yra. To norėčiau ir skambučias už 7 000 eurų. Ar eilinį kartą nevertini kainą ir apsiskaičiavai savo finansus? ICM Solution siūlo tau darbą Nyderlandėse arba Belgijoje. Gali išvykti trumpam ir užsidirbti pinigų savo reikmėms. Beje, linkėjimai naujai Akmeniai, nes aš žiūrėjau daug žiūrovų iš naujos Akmenės konkrečiai, tai linkėjimai naujoj Akmeniai. Ačiū, kad žiūrit. Bravo, labas. Mes nebefilmuojam? Filmuojam, pala, aš paduodu ir viską. Šitas galvus atrodo. Aš galiu šitą? Ja, lenkiškai. Ačiū. Viskas? Viskas yra. Все, давай. Perves vėliau. Gerai. Ką perės? Pats tu perės. Все, давай. Čia matom, atėjo Tomašas pasiimt daiktų, nors aš jam rašiau neik 2 ir 6 valandą, nes bus filmavimai. Ir jis atėjo 2 valandą, būtent 2 valandą ir išmušė Viktorą iš vėžių, tiek mane išmušė, tiek Viktorą, nes pradėjo barbent, vaikščiot. Tai čia kaltas Tomašas, čia ne mano kaltė. Viktorai nepyk ant manęs, Tomašas lenkiškų laikų gyvena, tai ką man padaryti, kad jis toks yra žmogus. Sugadino reikalus, tai čia ant jo kaltė gula. Ir žiūrim toliau, kaip vystosi siužetas. Esi iš klajumą išėjai podcastą? Ar kame problemų buvo? Nepatiko tai? Nežinau, jaučiu, kad nelabai varžau save kažkaip labai. Ir kad kitus dalykus darau geriau, tai jau daryti kitus dalykus geriau. Čia thumbnailą varžau save. Šitą pasižymė. O gal čia tavi problema, nes su klajumu susipikai, su Marku susipikai?
Nu jo, aš išleisiu to video, mielas klajumė. Markas gert, po to pradėjo vairuoti girt. Nu. Jo. Dabar turim naują integraciją Elžbietos tartaletės, kur taip gerai daro, kad neatskirsi ar meno kūrinys, ar tikrų tartaletė, ir tau, Viktorai, reiks neragaujant. Aha. Ir neosant atskirti, ar tikra tartaletė, Ar fake? ar fake. Aha. Gali į rankas paimti, bet negali uostyti ir ragauti. Šitą tikrai. Meno kūrinys iš visą laiką baigtų. Tai Elžbietos tartaletės kiekvienam skoniui. Šiuo metu 2 skonius daro su braškiam ir su šilauogėm. Tai iš dalies nuomonės formuotas, galim taip sakyti. Komiks ir, slash. Nu, ne, aš nenoriu žiūrėti, kad, tu influenceris ir net ir. Taip. Bet, tu formuoji žmonėm nuomonę. Taip. Ir kokį tą nuomonę apie kelius dalykus čia išvardinti. Pirmas dalykas su Oleg Šuraju. Geriausias komikas. Geriausias. Tada kokią nuomonę apie tos žmonės, kur nenusineša padėklų McDonald's ir ant stalo. Šiaip aš nieko prieš. Nieko prieš. Bet negražu. Gerai, kokią nuomonę apie tos žmonės, kurie eina mieste šaligatvius ir jie 5 eina taip ir tu negali aplenkti ir matai toliau tik susiaurės tas šaligatvius, o tu žiauriai skubinami pamiršti ir jau lašelis triusikasi ir niekaip nepavyks ir jau vos nevaro triusikus mižalai. Kokią nuomonę apie tos žmonės? Man nieko tokio myšti kelnes yra, tai aš nelabai neturiu prieš to žmonės kažko. Supranti, tu per daug kažkaip, tu čia tipo išvardinai visus žmonės, kurių nekentė, ne? Tu visiems šitiems žmonėms, kur išvardinai, dabar norėtum numyšti galvą žiauriai. Kaip suprantu, nu? Tu čia vadinamąjį rage baitą darai man. Mes bandom iš clickbaito, dabar podcast'ai tik iš clickbaito gyvena. Naujieną sezoną Vėžys Stano atsikraustė pas Lašišą ir jis turi nuomonę apie visus svečius, kas ateina. Tai ir apie tave turi nuomonę ir pasako jisai. Tai Vėžio Stano nuomonė. Viktoras Balikovas komikas. Nebėra komikų Lietuvoje, vieninteliai geri komikai tai Bingelis, Severisnikovas ir Markas. Visi kiti debilai ir žinot, kur dar daug komikų. Lietuvos Seime, va ten tai komedija, o ne tie, kur apie film falų šneka. Mano draugas Ramūnas, va ten tai komikas, bent jau juokinga. O tie Viktorai ir Markai visokie tai nesąmonė gilniausias šūdas ten. Karočią nesąmonę. Kokia tavo nuomonė apie... Apie Vėžį Staną? Nežinau, maldės man. Aš nežinau, ką atsakyti. Gerai, čia esminė vieta išmušė Viktorą iš Vėžio labai Vėžio Stano nuomonę. Tai nežinau kodėl, ar tiesiog netaktiškai pasielgiam tokią nuomonę parašė, bet čia yra Vėžio Stano nuomonė, ne mūsų, tai gal nereikėjo leisti žaislui taip šnekėt bjauriai ir išmušti Viktorą ir nepatoginti. Tai atsiprašom už Vėžį Staną. Dar apie gyvenimą paskutiniai klausimai ir paleisim, nes pasirodymai viską ten man irgi. Eina komedija, tai kas? Fizika? Jo. Muzika? Išvardink savo mėgstamiausią muziką.
Garsi. Garsi? Kaip pas tave dar ateina, svečių? Ilgai galvojau, ką padovanot, nes kiekvienam svečiui dovanėlį turim. Bet geriausia dovana, kaip sako, yra pinigai. Tai eurus 10. Ačiū, džiaugiu. Man šitą dovaną 2 eurus kainavo. Net aš nebeisiu gyvenime niekur, na. Tikrai visokų, nebuvau pamatys, man įsikemint turiu. Ačiū, kad žiūrėjote. Patreonį prenumeruokit, nesuvertų. Tu turi Patreon? Kiek? Kem eurų mėnesį. Šitą moka pinigais, tarko. Ar monsterų? Ačiū, kad žiūrėjote. Gal veik. Nori vandens kelionį? Ne. Su real nenori? Ne. Iš Tomašas turėjo ateiti? Ne. O ką tu jam čia padai alaus? Ne, mes šiandien darom pam padėjau stuff tiesiog. Gerai, sėkmės. Davai. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.